Garsiausia Lietuvos mergina, kuri niekada nesidrovė daugelio vyrų manymų tobulai seksualaus kūno. Olele Pupytė Oksana Pikul. Kalbama, kad jos seksualių kerų dar neatlaikė nei vienas sutiktas vyras. Be abejo, kad pirmas vaizdas, kurį žmogus pamato, nesvarbu, ar tai būtų vyras ar moteris, tai yra vizualusis vaizdas, tai, ką tu pamatai. Taigi jo. Aha, aišku, mergina skiria didžiulį dėmesį savo išvaizdai, ją tobulina ir puoselėja. Maža to, pati dirba grožio industrijoje, dailina įnoringų klienčių kūnus ir jų detalės. Tačiau Oksana nebūtų Pikul, jei gražindama kitas ponias pamirštų save. Kadangi pati nepaslaptis, kad dirbu vizažiste ir dirbu grožio salone, tai ten praleidžiu tikrai nemažai laiko, būtent dirbdama. Ten pat, aišku, ir tvarkaus ir plaukučius, ir nagučius, ir visą kitą. Mieli Lietuvos vyrai, visi sekėm, skaičiavom ir stebėjom Oksanos meilės istorijas ir kavalierius. Ir ką? Ir ta, jau 8 mėnesį nesilaukia, o gyvena su verslininku, menininku Stasiu. Jeigu anksčiau sakiau, kad ne, man dar šeimos nereikia, aš nepasiruošus, dabar galėčiau pasakyti, kad visgi jaučiu tam poreikį. O dabar nustebsit dar labiau. Oksana apžiūrinėdama savo kūną pirtyse ir dušo kabinose anaiptol nėra juo sužavėta. Taip nėra, kad stovėčiau veidrodį ir sakyčiau, wow, kokia aš graži, ne, aš iš tikrųjų savo esu labai savikritiška. Tai man tas nepatinka, tai tas nepatinka, tai norėčiau tą patobulinti. Šiandien saldainio nevalgysiu, arba dar kas nors. Kad ir kaip ten būtų, trūkumų plika akimi nesimato, o kas svarbiausia, krūtinė 100%, natūrali. Oi, pamiršom paklausti, tai kadagi vestuvės? Čia telieka paslaptimi. Nepasakysiu. Ne.